Tai sveiki visi, kas šiandien klausote ir klausys toliau įrašą. Esu labai dėkinga, kad Rasa pakvietė mane pasidalinti tą, ką aš žinau geriausia. Tai yra prieš detoks programą, pasakojant Raseliai, kaip ką vartoti, kokie rezultatai, kokios schemos ir panašiai, reikia suprasti, kodėl taip aktualu. Taip kaip ir vaikas kažką tai mokydamas, jisai turi žinoti, kodėl. Tai šiandien noriu pasidalinti keletą tokių minčių, vis dėlto, kur yra mūsų sveikatos centras. Tai jeigu mes nusipirkom seną namą, norim jį atrenovuoti, atrestauruoti, net iš pačių baisiausių griuvėsių galima jį pakelti. Tik tai reikia žinoti schemą, reikia žinoti, kokios yra geros priemonės tai padaryti, kad būtų ilgalaikės. Ir tai aš suvedu lygiai taip pat su žmogaus sveikata, nes viskas mūsų organizme renovuojasi, rekonstruojasi, atsinaujina. Ir vat jūs matot, kad netgi tokį seną paveldo namą galima jį padaryti beveik nauju. Tas pats yra su mūsų organizmu, jeigu mes suprasime, kaip jisai dirba, kokios yra svarbiausios sistemos. Tai mes visi esam sudaryti iš ląstelių. Ląstelių sankaupos vadinasi audiniai. Audiniai sudaro skirtingus organus, įvairius, ne tik širdis, čia parodyta širdis, bet jūs žinote visus kitus mūsų organus ir smegenis, kepenis, inkstai ir panašiai. O vat jau organai tie sudaro sistemą ir štai mes gaunam tokį žmogaus organizmą. Tai dabar klausimas, bet štai prieš jūs yra tokios vienos svarbiausių sistemų ir kas yra svarbiausia? Griaučiai, kvėpavimo sistema, raumenų, kraujotakos, virškinimo, limfinė, nervų, kuri sistema yra pati svarbiausia. Tai nebereikalo Rasa pradėjo nuo detoks programos, todėl kad žarnynas yra visos sveikatos pagrindas. Hipokratas jau prieš 1000 metų sakė, kad visos ligos prasideda žarnyne. Ir kadangi Hipokratas yra vakarų medicinos tėvas skaitosi, tai šiuolaikinis mokslas vis dažniau patvirtina jo mintis, jo požiūrį, pabrėždamas, kad žarnyno mikrobiotos vaidmuo imuninės sistemos, psichikos sveikatai ir bendrai organizmo būklei yra tiesiog nenuginčiamas. Ir jūs matot, kad mūsų virškinimo sistema prasideda burnoje ir galima sakyti, tęsiasi per visą mūsų organizmą. Tai yra ir skrandis, ir kepenys, ir tulžis, ir kasa, ir visas žarnynas, iki pat išeinamosios angos anus. Tai vat viskas turi būti švaru, pradedant nuo liežuvio, nuo dantų sveikatos, gerai virškinti turi mūsų skrandis, kad nebūtų jokių ten rūgščių kėlimų ir panašiai, gerai dirbti tulžis, viską nukenksminti turi kepenys mūsų ir aišku, viską turime pašalinti per mūsų šalinimo organus. Tai kokios yra svarbiausios funkcijos? Tai vat pirma funkcija mūsų virškinimo sistemos yra toksinų šalinimas. Tai yra su šlapimu, su išmetomis turi pasišalinti viskas, ko nereikia mūsų organizmui, o iš maisto ir iš skysčių paimti visko, ko mums reikia. Antra svarbiausia funkcija yra imuniteto reguliavimas. Tai yra humoralinis ir ląstelinis ir už tai mes kalbėsim, kad pagrindinė sankaupa imuninių ląstelių yra žarnyne ir todėl mūsų žarnynas yra vienas pagrindinių organų, nuo kurio turi prasidėti rekonstrukcija. Kitaip tariant, namo pamatas, mūsų sveikatos pamatas. Peristaltikos reguliavimas tai reiškia mūsų tuštinimasis. Labai svarbu, koksai kvapas išmatų netgi labai svarbu. Nes jeigu tai yra blogas išmatų kvapas, vadinasi, vyksta rūgimo, puvimo procesai organizme. Na ir jūs galit gerti kiek norit kalcio papildų, galvodamos, kad jums tai padės tapti stipresniems kaulams, tačiau jeigu žarnynas bus prastos kokybės, nieko neįvyks. Ir jeigu žarnyno būklė bus kiaura, kitaip tariant, gleivinė bus silpna, ląstelių jungtis bus silpnos, vadinasi, visi taršalai praeis į mūsų kraujotaką ir pasiskirstys po visas kitas mūsų organizmo sistemas. Labai svarbu ne tik tai gerti vitaminus, bet ir suprasti, kad būtent žarnyne vyksta sintezė labai svarbių vitaminų, taip pat ten yra skaidomi riebalai,
vyksta bilirubino apykaita, tulžies druskų apykaita ir šilumos apykaita. Tai, kad jeigu šąla galūnės, vat kaip girdėjau čia viename pasisakyme, kad pagerėjo, reiškia, galūnių šilumos apykaita. Tai vat būtent todėl, kad matyt pagerėjo žarnyno sveikata. Tai švarus žarnynas, kaip suprato, mūsų sveikatos pagrindas ir taikant bet kokius patarimus mūsų klientam, pacientam, tai visą laiką tikrai reikia pradėti nuo žarnyno. Nes žarnyno mikrobiotą sudaro trilijonai bakterijų ir jos reguliuoja, kaip suvirškinamos tos maistinės medžiagos, kaip pasisavinama, kaip įsiurbiama į kraujotaką, koks yra imunitetas, kuris turi apsaugoti mums nuo kenksmingų mikroorganizmų. Na ir aišku, mūsų gera, bloga nuotaika, mūsų miegas, mūsų kažkokie hormoniniai pokyčiai, viskas priklauso nuo mūsų mikrobiotos sudėties, todėl kad hormonų ir neurotransmiterių gamyba vyksta mūsų žarnyne. Matot, netgi iki 90%. Va, tas laimės hormonas serotoninas gaminasi būtent žarnyne. Ir mokslinė išvada, kad disbiozė, tai yra sutrikusi mikrobiotos sudėtis, siejama su nutukimu, diabetu, depresija ir uždegiminėmis lėtinėmis lygomis. Aš čia vis įdedu mokslinių tyrimų nuorodas ir iš tikrųjų žmonėm kartais atrodo, salotos lapą tik valgo, ten kalorijas skaičiuoja, bet negali numesti svorio, todėl kad yra disbiozė žarnyne, tai yra nešvara, netvarka ir taip toliau. Na ir pavyzdžiui, netgi daugelis, kas skundžiasi sąnarių problemomis ir taip toliau, o visa tai susiję, vėlgi pradžia yra žarnyne. Mūsų atmintis, išsėtinė sklerozė, onkologija, diabetas, kepenų įvairiausi pažeidimai, viskas yra susijęs su mūsų žarnyno švara. Taigi mūsų mikrobiota formuojasi tik mums gimus. Pirmieji gyventojai mūsų organizme ir buvo aiškinti, kaip kovoti su aplinka, kaip ją pažinti. Ir tai yra tokia ekobendruomenė, su kuria mes turime susidraugauti ir ją labai rūpintis. Todėl, kad jeigu mes valgom gerą maistą, jeigu mes turim normalų gerą gyvenimo būdą, gerus įpročius sveikatai palankius, na ir aišku, truputėlį prisideda ir genetika, ir jeigu dar prižiūrim ne tik švarą, bet ir papildom gerų maistų mūsų mikroorganizmų bendruomenė, aišku, jinai atsidėkoja ir suteikia mums tiek gerą nuotaiką, tiek sveikatą. Tai sutrikusios mikrobiotos rezultatas, jūs matot vienus naujausių tyrimų 2017 metais paskelbtus, ir veikia visus kitus organus, ir nervų sistemą, ir mūsų plaučių sistemą, ir mūsų kepenų sveikatą, ir odos sistemą, ir aišku, daro įtaką svorio augimui arba negalėjimui priaugti svorio. Na ir tokios sisteminės lėtinės ligos, tai yra aterosklerozė ir antro tipo diabetas ir panašiai. Taigi, ligos neateina pro duris, mes jas užgyvename savo neteisingų elgesių, mitybą ir panašiai. Todėl, jeigu net yra elementarus refliuksas ar rėmo, aišku, reikia pradėti nuo detoks programos. Kaipgi viskas vyksta? Tai įsivaizduokit, kad čia mūsų žarnyno senelė, toliau viskas keliauja į kraujotaką, bet stresas, toksinai, maisto alergenai, įvairiausi vaistai, net elementarūs miegui pagerinti vaistai, jau nekalbant apie antibiotikus ir patogenai, prakerta tas sandarės jungtis, sumažina gleivinę mūsų žarnyno ir viskas keliauja į kraujotaką ir štai gali kaip toksai ženklas mūsų sutrikusios apsaugos žarnyno atsirasti kažkokios tai alergijos arba atsirasti imuninis atsakas. Štai kodėl imuninės ląstelės yra tokios svarbios. Na ir kadangi daugiausia klausytojų yra moterų, tai pasirėmiau paskutinių tokių dermatologijos žurnale išspausdintų tyrimų, ką veikia netvarkinga mikrobiota. Tai jeigu jūs kankina aknė, psoriazė, atopinis dermatitas, egzema, odos senėjimo reiškiniai, sausumas, raukšlės, tai yra viskas štai šito kiauro žarnyno pasekmė. Tai vien tik mes moteris dėl savo grožio, dėl savo, kaip sakoma, geros išvaizdos ir savijautos turėtumėmės labai rūpinti žarnyno sveikata. Nuo kogi reikia tą žarnyną valyti?
Tai mes dažniausiai įsivaizduojam, kad čia nesuvirškintos maisto likučiai ir panašiai, tačiau yra tokios mažos bendruomenės, kurios matomos tik pro mikroskopą ir tai yra parazitai, grybeliai, ląstelių metabolitai, nes ląstelės taip pat miršta ir jų poveikis organizmui yra stulbinantis. Ir va, jeigu čia yra mūsų žarnyno vidus, tai yra milijardai, trilijonai štai tokių plaukelių, čia yra labai padidinta daug kartų ir per juos vyksta įsiurbimas maistinių medžiagų, mikroelementų, vitaminų. Tačiau jeigu mūsų žarnyne be maisto keliauja dar vat, ir šitie dalykai, tai jie vagia iš mūsų vitaminus ir žarnyne vyksta intensyvi kova, vat, kaip Ukrainai, už vietą pasaulyje, už maistinės medžiagas, už vitaminus ir panašiai. Tai tie vadinami vidiniai mūsų toksinai, teršėjai, tai labai moterims dažnai pažįstamas Candida albicans grybelis, kuris sukelia tokias sisteminės infekcijas, jums turbūt girdėta kandidozė. Na ir būtent tie patys grybeliai gamina patys toksinus ir dažnai veikia mūsų nuotaiką ir kenkia smegenims. Taip pat yra bakterijos, ląstelių metabolitai, virusų išskiriamos medžiagos ir toksinai iš pačių bakterijų. Tai jeigu jūs ryte pasižiūrėsite savo liežuviuką iškišusios ir pamatysite štai tokias baltas apnašas, tai tikrai reikia susirūpinti žarnyno švara, todėl kad per naktį viskas keliauja iš žarnyno į viršų ir parodo mūsų virškinamosios sistemos būklę. Lygiai taip pat odos bėrimai įvairūs rodo, kad padidėjęs grybelių poveikis žarnyne, išvešėjęs. Na, dar yra teršalai, kuriuos mes gaunam su maistu ir jie pažeidžia žarnyno barjerą, už tai atsiranda nesandaraus žarnyno sindromas. Ir labai atkreipčiau dėmesį į pirmuonis, nes pavyzdžiui, tokie pirmuonis kaip blastokistis hominis, jie yra aptinkami praktiškai visų žmonių žarnyne. Ir jie dauginasi nekontroliuojamai, jeigu mes maitiname juos cukrumi, baltais rafinuotais miltais ir panašiai. Ir štai jie sukelia virškinimo problemas ir alerginės reakcijas. Tai, sakysim, lemblijos labai dažnai 35% žmonių pasaulyje turi lemblijų, tai jos būtent gali taip pat sukelti viduriavimą, dehidrataciją ir virškinimo sutrikimus. Nenoriu jūsų gąsdinti, tačiau vis dėlto reikia suprasti, kad žarnyno sveikata veikia ir svorio, ir medžiagų apykaitą. Ir sveikas žarnynas skatina būtent gerą, teisingą maisto pasisavinimą. Ir mes iš mažiau maisto tiesiog pasisaviname daugiau maistinių medžiagų. Tai yra, turint sveiką, švarų žarnyną, galim valgyti mažiau, aišku, normalaus sveikatai palankaus maisto ir gausim didesnę naudą, negu suvalgę didesnės lėkštes nevertingo maisto ir turėdami užterštą žarnyną. Taip pat yra kontroliuojamas apetitas tokiais hormonais, kaip, sakysim, alkio ir sotumo hormonai, kurie taip pat reaguoja į mūsų žarnyno sveikatą. Na ir kai kurios bakterijos, jos siejamos su mažesniu svoriu ir uždegimu, tačiau jos gyvena tik tai švariame, sveikame žarnyne. Akkermansia municipalija, tai jinai iš tikrųjų yra sveiko žarnyno rodiklis. Ir tiesiog pasidarius tyrimą galima matyti, yra bakteriologiniai žarnyno tyrimai, kur galima pasižiūrėti, kodėl aš negaliu numesti svorio. Taip pat širdies sveikata, nes žarnyno bakterijos reguliuoja cholesterolio apykaitą ir mums nebūtina gerti statinus, bet jeigu jūs norit sumažinti uždegiminius procesus, CRB reaktyvinį baltymą, jeigu norit blogai cholesterolį sumažinti ir tuo pačiu širdies kraujagyslių ligas, pirmiausia, viską pradedame nuo žarnyno. Na ir jeigu norime būti gerose emocijose, valdyti, išmokti stresą ir turėti geras kognityvinės funkcijas iki senatvės, taip pat mums reikalingas švarus žarnynas. Ir čia paėmiau tokią nuotrauką filmuko, labai gražaus, mano labai mėgstamo filmuką For Life kompanijos sukurto, kur parodyta, kad čia yra žarnyno plaukeliai. Ir tarp žarnyno plaukelių gleivinėse įsitaisiusios mūsų imuninės ląstelės, kurios iš transferių gauna visą informaciją ir toliau keliauja į kraujotaką, taip suaktyvindamos imuninę sistemą.
Tai labai dažnai savo klientam ir pacientam rodau šitą skaidrę ir sakau, kad štai kodėl jums reikalingas. Dėl maistinių medžiagų gero įsiurbimo, dėl gerų bakterijų kiekio palaikymo, va čia matot ant tų plaukelių įsitaisiusios įvairios bakterijos ir dėl to, kad transferiai mūsų veiktų imuninės ląsteles. Ir už tai sakau, kad šita kompanija dėmesį skiria imuninėms ląstelėms, imunitetui, kad jisai veiktų teisingai. Tai yra ląstelinių lygių veikiantis preparatai. Todėl, baigiant savo paskaitą, galiu tik pasakyti, būtinai sekite savo tuštinimą. Jeigu jūs ryte neišsituštite, tai geriau gerkite šiltą vandens, pajudėkite, pasisukinėkite, pašokinėkite, pasportuokite ir dėkite maistą tik į švarę lėkštę, tai yra į švarų savo žarnyną. Rytinis išsituštinimas yra būtinas kaip atsikratymas visų teršalų, ką per naktį susitvarkė jūsų žarnynas. Nes disbiozė ir vėžys tai yra vienareikšmiai žarnyno pareinanti uždegiminė lėtinė liga, todėl kad kepenys nespėja nukenksminti atidirbtus estrogenus, išmeta jį į žarnyną ir jeigu nesituštiname reguliariai, toksinai 4-5 kartus toksiškesni grįžta į mūsų kitus organus. Todėl labai svarbu atkreipti ypatingai moterim dėmesio dėl gimdos vėžio, dėl gimdos kaklelio vėžio, dėl storosios žarnos vėžio, krūtų vėžio, kas yra moterims labai aktualu, skrandžio vėžio, vat vyrams aktualu taip pat. Taigi detoks sistema turi būti number one mūsų kalboje, kalbant su klientais apie sveikatą, apie mūsų visų sistemų sveikatą. Tai kaip vartoti, kaip tai veiksmingai geriausiai žino Rasa, nes aš irgi esu tik klausytoja ir pasidalinau tik tai savo žiniomis. Tai ačiū labai už dėmesį.